Na ką, labas rytas, Dakaro fanai. Prasideda didžioji išvykimo karuselė. Pasitinkame Dovydą Karką ir Nerimantą Jucių, kurie jau šį rytą, 29 dienos rytą, kelia sparnus į Saudo Arabiją savo didžiausiam gyvenimo nuotykiai. Pažiūrėkime, kokiam nuotaikom jie iškeliauja. Labą rytą. Dabar žiūrėk, kiek aš laiko laukiu tave. Jauti ranką? Jo, gerai. Pašalusi gerai. Labas rytas. Džigitai, seniai matyti. Daug daiktų, mantos. Nerimantas savo mėgiamą mėlyną spalvą pasipuošęs. Tvarys, paduosi jam. Jo, čia ne mūsų, tai yra. Labas rytas. Ką? Jo. Tai čia visi tie langeliai. Labryt? Keliaujate į Taliną ar į Rygą? Ir Rygą. Jo. Stambulo ir dar po to. Elektronikos baterijų Ne. Taip. Ne. Aha. Aha. Ar reikės atsiimti, ne? Rygoje nereiks. Aha. Ačiū Jums. Pareinusi. Ko laukiat? Ką toliau? Vėluoja į LK? Ką, čia viskas, ne? Mėlyno gilnikio irgi prisitaikęs. Labą rytą. Labą rytą. Žibuku. Sveiks. Sveiks. Na ir ką. Tai ką, Nerimantai, jau lagaminai priduoti, nuotaikėlės jau pasiruošusios keliauti. Jo, viskas va. Tašė lėktuve, šalmas rankoje, prasidės kelionė. Bus smagu pagaliau. Viena koja jau praktiškai esi Saudo Arabijoje, ar nusimatęs į tolimesnių veiksmų planą? Ką, varom dabar į Stambulą, paskiau nuskrendam į Džedą, tai vakare būsim Džedoj, varom išsinuomojam mašiną ir prasidės veiksmas. Po to tai pernakvosim Džedoj ir iš Džedos varysim į Embu, tai apie 300 km į bivaką. Nu ir ką, prasidės nauji metai standartiškai jau, antri metai iš eilės, galima sakyti, tai manau bus super. Pagaliau atėjo tas laikas. Laukia jau šito veiksmo, jau nusibodo tempti tą gumą, ne, iki starto? Jo, čia jau tą tašę 10 kartų persidėjau, persikroviau, tai žodžiu, pagaliau jau ką įsidėjau, tą įsidėjau. Susirašiau, kažką tikriausiai pamiršau. Svarbiausia yra apranga, o motociklas ten išsiųstas, be ko negalėsiu važiuoti. Tai viskas gerai. Ne, čia atidavė į skalbyklą, A ne? bet ten buvo tokius faktas, kokias 2 valandas, Jo. kai atsirado. Ja. Nu tai matysim, tikėkime, bagažas nueis normaliai. Keliaus. Papasakok kažką? Ką ten su bagažu? Kur stovim, čia gerai? Viskas gerai? Labai gerai. Tai nieko su bagažu, tikėkime, bagažas nukeliaus, yra vienam bagaže airbagai. Tai į tą bagažą dėjo mažiausiai dalykų, kurių reikės. O toliau tai matysim. Ne nuo mūsų priklauso. Mes jau ką turėjom padaryti, mes viską padarėm.
Taigi gerai, taigi jin ateis, nepabėgs niekur. Ai, tai tu varai? Nu tai gerai, da, все, iki. Sėkmės tau, iki pasimatymo. Gerai. Kur čia tas sausainis dėti? Jūs turit gal vietas pas kuprinį? Yra. Pas man kuprinį turi. Čia šiaudėjo kolonkį. Čia kietų yra visokių kišenė. Mindė filmai visą tai. Ne, dar du. Nu, bet jis su man. Minė, paimk šau. Rančinį už priority gal, kad nepamest. Ačiū. Šitą tašę pametą. Nežinau, ar startuojam. Kur varom? Viskas dan? Sėdam. Bagažą priduoti. Atsimsim džedą, tikėkimės. Lagaminai priduoti, viskas jau dabar yra avialinijų rankose. Dovydas labai jaudinasi, kad tik tai neprapultų jo bagažas, nes jau tenais yra ir svarbių dalykų, kaip liemenių pirotechnika ir pačios liemenės. Buvę įvairių variantų, kad lagaminai truputėlį vėluoja, kaip Mykolui Paulavičiui pernai metais buvo. Na, tikėkimės, šiemet nepasikartos. Avialinijų akibrokštai Dakaro ralio naujokams ir Nerimantui tuo pačiu. Bet visko būna, visko pasitaiko. Nemenka eilutė prie patikros. Laiks mikrofoną atiduoti. Mikrofoną. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Pristatome naujieną. Legalias Lietuvos keliuose Osram Night Breaker LED lemputes. Geresnis matomumas, didesnis saugumas. autoaibė.lt. Auto ekspertas LT. Vežame jūsų atostogas.